Kas sveiki, dar vieną video atėjo, kas žiūri prieš egzaminą sėkmės, kas šiaip žiūrim, tai manau, kad atėjo čia pasižiūrėti, tai išspręsime VB pirmos dalies pakartotinę sesiją praeitų metų, arba 2025 žiūrint, kurie žiūrite. Jo, egzaminas tikrai nėra sunkus, sakyčiau, daugumą uždavinių tikrai nėra sunkus. Nu, yra tikrai kai kurie nėra lengvi, bet jeigu žiūrint bendrai, tai tikrai nėra nieko sunkaus. Ką tik filmau absoliučiai visą video, tai jau vakar. Ir visas audio susiknysto ir tenka viską perrašyti per naują. Tai nemeluosiu, biškai trigerina, bet ką padarys, toks jau gyvenimas. Tai kągi, sutaišau šukuosiną ir lekiame į užduotis. Tai pradedam nuo pirmos, tai dabar mums reikia pasakyti, kuri šių funkcijų yra pavaizduota paveiksle. Tai žiūrėkit, iš kuriuos du atvejus mes atmetam. Aišku, kad šitą ir aišku, kad šitą. Nes rodiklinė funkcija žinom, kad niekada nebus lygiai 0. Jeigu pas mus skaičius pakeltas x-uoju yra teigiamas. Tai reiškia, kad mūsų rodiklinė funkcija atrodo maždaug taip arba taip. Nu, čia tiesiog maždaug. Tai kadangi mes čia turim nei vieną iš šitų, tai už tus abudu atmetam. Dabar ar logaritmo 0,5x ar log 2x čia funkciją turime. Tai jau dabar turim prisiminti, nu arba tiesiog vienas būdas yra tiesiog bandyti statyti, pavyzdžiui, skaičius x ir pagal tai žiūrėti, nu, bandom pasibražyti kažką savo savyje, o jeigu mes logiškai galvom, tai mes žinom, kad log 2x logaritmas bus pas mus eis taip. Tai reiškia, kad vienas lieka tik variantas, log 0,5x, pagrindas yra mažiau negu vienas, tai pas mus funkcija eina taip. Tai nežinau, čia per daug nieko aš neprasiplėsiu, reikia žinot. Dabar mums reikia pasižiūrėti A ir B sankirtą, tai A ir B A yra viskas nuo -2 iki 10, na, o A ir B yra pas mus 6 skirtingi skaičiai. Tai jeigu sankirta kas yra, tai kas įeina ir į vieną A ir B ir į kitą. Tai dabar mes žiūrėsime, kadangi B yra tik 6 skaičiai, tai žiūrime, kas įeina į B. Ar -2 įeina į A ir B A, ar tai priklauso sankirtai? Ne, nes matome, čia skliaustas yra paprastas, tai reiškia, -2 pas mus neįskaičiuotas yra A ir B A. Tai žiūrėkit, jau atkrenta pas mus 2 variantai, tai lieka tik 2 variantai realiai. Dabar ar 0 priklauso sankirtai? Taip, nes 0 patenka į intervalą nuo -2 iki 10 ir jisai priklauso A ir B. Taip pat yra su 4, 7, na, o 10 irgi pas mus eis į sankirtą, nes matome, kad jau dabar yra laužtiniai skliaustai šitam intervalė, tai reiškia 10 įeina į A ir B. Tai reiškia, pas mus sankirta bus 4 skaičiai 0, 4, 7, 10. Na, o 12 aišku neįeis, nes čia jau yra už mūsų intervalą nuo -2 iki 10 ribų. Tai žymime pirmą variantą. Dabar trečias uždavinukas, kuris iš pateiktų šių reiškia tą patį, tai čia tiesiog atsimenam, kas yra šaknis. Tai atsimenam, kad šaknis yra tiesiog vienas dalinta iš to laipsnio. Tai, kai rašomės laipsnį, tai reiškia, x, jeigu bus pakelta 1/4, tai bus, arba ketvirtojo laipsnio šaknis iš x, tai bus tiesiog x pakelta 1/4. Na ir kadangi mes dar ištraukiam trečiojo laipsnio šaknį, tai mes dar padauginam iš 3. Tai reiškia, mes čia tiesiog turėsime 1/4, kad 1/3, tai bus tiesiog x 1/12. Ir atsakymas, matome, yra pats pirmas. Irgi nieko sunkaus. Dabar šitas uždavinukas šiaip būtų sunkus, jeigu reiktų išspręsti patiems, bet kadangi mes turime grafiką, tai viskas pas mus sulengvėja. Tai jeigu mes turime grafikėlį, tai mes tiesiog žiūrim, kur susikerta mūsų šita funkcija ir šita funkcija. Tai reiškia, susikerta šitam taške. Ir kam tada yra lygus x? O x šitam taške yra lygus 3. Tai ir atsakymę rašysime 3. Na, jeigu jums yra duoti 2 grafikai ir paklaus reikės, kada viena funkcija yra lygi kitai, tai tiesiog realiai brėžiat grafiką ir labai lengvai įsisprendžiat. Nes nebrėžiat, o žiūrite grafiką ir labai lengvai galite pasakyti iš karto atsakymą. Na dabar, ką mes čia turime? Tai mes turime tiesiog logaritmų savybės, 2 labai lengvi taškai ant lėkštutės. Tai visų pirma, ln6 minus ln2 kam bus lygų. Tai mes žinom, kad jeigu mes turime atimti logaritmų, tai ln AB minus ln AC pas mus bus tiesiog dalyba.
Tai reiškia, čia ln6 minus ln2 bus pats kas ln6 dalinta iš 2 ir tai bus 3. Na tai aišku, nei vienas iš tų nėra teisingas. Tai šitą iš karto atmetam. Dabar ln6 plus ln2 tai bus tas pats. Tik kad dabar jau turim daugybą nedalybą. Tai reiškia, bus ln6 kart 2. Na tiesiog čia paprasčiausios logaritmų savybės. Tai reiškia, čia bus ln12. Matome, yra toks variantas. Tai gerai, jau vieną turime. Dabar žiūrim šitą. Tai 2 ln6 pas mus bus tas pats, kas ln6 pakeltą kvadratu, nes mes galim tą dvejetą nusikelti ant 6. Tai reiškia, bus tas pats, kas ln iš 36. Na, ir tokį variantą turime. Irgi turime, tai jau šito galime net netikrinti. Tai reiškia, jungiame ln6 plus 2 su 12 ir 2 ln6 su ln36. Nereikia tiesiog paprasčiausios logaritmų savybės. Na, dabar šitas uždavinukas, jis nėra sunkus, bet gali būti biškiai sunku suprasti. Įsivaizduom, kad vektorio pradžios koordinatai yra -2 ir 3. Na, kažkur čia. O pabaigos taškas yra 5 ir 8. Ne, tai įsivaizduom, mūsų vektorius bus toks vat. Tai dabar, kokia yra vektoriaus koordinatė, tai reiškia, ko mūsų realiai klausia, kiek vektorius pajudės per x ašį ir kiek vektorius pajudės per y ašį. Tai pažiūrėkime, kiek jis pajuda per x ašį, tai jeigu jis pradžioje buvo ant -2, o atsirado gale ant 5, tai reiškia, jis pajudėjo per 7 vienetus. Ne, nu, tiesiog 5 minus -2, tai būtų 7. Na, dabar, jeigu turime čia 8 ir 3, tai čia su y ašim, tai aišku, bus koks pajudėjimas? 5. Tai reiškia, pas mus vektorius koordinatės bus, kad jis paėjo 7x ašį ir 5 per y ašį. Tai rašome čia 7 ir 5 ir nesukam savo galvos. Na, dabar turime 7 uždavinuką ir mūsų prašo f nuo g nuo 1. Tai ką mums pirmą reikia suskaičiuoti, tai g nuo 1. Ir tada įstatysime f funkciją, šitą dalyką. Tai kam lygu g nuo 1, tai g nuo 1 žinom, kad yra 3. Ane? Gerai, labai gerai. Ir kai mes žinom, kad g nuo 1 yra 3, tai reiškia, mes čia realiai skaičiuom ne f nuo g nuo 1, o f nuo 3. Nes g nuo 1 yra 3. Tai reiškia, f nuo 3 kam bus lygu, tai f nuo 3 bus tiesiog lygus 7. Tai tą rašysime į atsakymą. Dabar 8 uždavinukas. Na, mums reikia tiesiog spręsti logaritminę lygtį. Tai ką mes pirmą daromės? Tai mes 5 verčiamės logaritmų pagrindu 2. Tai reiškia, bus 2 ir 2 pakelta 5, tai 2 pakelta 5 bus kiek? 32. Na ir kai mes čia parašome, nieko čia sunkaus nebelieka, tai reiškia 3 minus x yra lygu 32, tai minus x lygu 29, tai x pas mus bus lygus minus 29. Na, vėlgi, nežinau, pirmi uždavinukai čia labai kaip esviesta pas mus eina. O čia, ką padarysime, tiesiog čia pasirašyti 3 pakelta 1 minus 2x, na, 27 galim pasirašyti kaip 3 kubų. Na ir vėl tiesiog susilyginam, tai 1 minus 2x lygu 3, tai minus 2x pas mus bus lygu 2, tai x pas mus bus lygu minus 1, tai reiškia, čia pas mus rašysime minus 29, o čia pas mus minus 1. Dabar duota funkcija, pažymėkite, kuris nepriklauso taškų funkcijos grafikui. Na, paprasčiausiai, ką mes čia darysime, tai grinai tiesiog patikrinimo būdu įsispręsime. Tai reiškia, minus 1 turėtų, nu, nes žinom, kad y bus f nuo x, o y1 bus x. Tai reiškia, minus 1 turėtų būti lygu kubinė šaknis iš 1 minus 2. Na, tikrai tai žinom, kad yra lygu minus 1, tai viskas gerai, tai šitas tinka. Dabar 10 minus 2 kubinė šaknis turėtų būti lygu 2, tai čia 10 minus 2, 8, tai kubinė šaknis iš 8 bus tikrai 2, irgi tinka. Dabar 0 lygu kubinė šaknis iš 2 minus 2, nu čia aš tikrinu tuos taškus. Tai vėlgi kubinė šaknis iš 0 tikrai bus lygiai 0. Na ir jau iškart matome, kad atsakymas toks, bet, nu, tiesiog pasirašau, tai 2 minus 2. Kubinė šaknis tikrai nebus 5, nes čia būtų, jeigu kvadratinė šaknis iš 25, tai būtų 5, bet kubinė šaknis iš 25, tai tikrai ne 5. Na kągi,
Dabar jeigu jūs domina bet kokios privačios pamokos ar grupinės pamokos, tai signupinkit korepa.lt arba tiesiog linkas mano profilį arba paštu video irgi paliksiu, tai kažkam norisi daugiau padirbėti ties egzaminais, ties savo pažymių pagerimu, tai žinot, kur mane rasti. Pasakyti, kuri iš šitų dalykų yra geometrinė progresija. Ir kai mes dabar tai padarysime, labai paprasta, tiesiog žinome, kad geometrinės progresijos variklis yra lygus dviejų gretimų narių santykių. Tai reiškia, norint, kad čia pas mus būtų geometrinė progresija, pas mus tas santykis turi išlikti vienodas, tai kitais žodžiais, kad Q turi būti lygus paėmus bet kokius du gretimus narius. Tai reiškia, kad pavyzdžiui, -1 dalinta iš -4 turėtų būti tas pats, kas 2 dalinta iš -1. Ar tai yra tas pats? Ne, čia būtų 1/4, čia būtų iš viso -2. Tai nėra lygus, tai reiškia, čia pas mus nebus geometrinės progresijos. Dabar jeigu čia žiūrim, tai -3 dalinta iš 1 turėtų būti tas pats, kas lygu 9 dalinta iš -3, tas pats, kas -27 dalinta iš 9. Na tai matome, visi yra lygus -3. Tai ką mes iškart galime teikti? Kad šitas atsakymas pas mus bus geometrinė progresija. Na, jeigu pažiūrėtume šitus abudu, irgi matytume, kad jie neturi pastovaus vardiklio, todėl jie nėra geometrinės progresijos. Gerai. Dabar mums reikia nustatyti mažiausią sveikai skaičių, priklausantį funkcijos f nuo x apibrėžimo sričiai. Tai mes ką mes žinom apie logaritmo apibrėžimo sritį, tai kas yra jo viduje, turi būti daugiau už 0. Tai x plus 5 yra daugiau už 0. Tai reiškia, ką mes darysim tiesiog, tai x turi būti pas mus daugiau už -5, bet aišku, -5 mes nerašysime, nes tai nėra mažiausias sveikas skaičius, nes -5 net... su -5 jau logaritmas, jau -5 neįeina apibrėžimo sritį, tai koks biški didesnis skaičius už -5 sveikasis kitas, aišku, kad eina -4. Sakykime, rašysime -4. Na dabar vėlgi. Atsimenam vienetinį apskaitimą, tai žinom, kad mums reikia paskaičiuoti kosinus alfa, tai kadangi, žiūrėkit, dabar mes turime m tašką, tai mes žinom, kad kosinusas alfa yra x koordinatė, o sinus alfa yra y koordinatė. Tai žiūrim, kokia yra x koordinatė, tai šitam a taške tai bus m, na tai reiškia kosinus alfa pas mus bus lygu kam, irgi bus lygu m. Dabar 13, nu, biški, čia sunkesnis uždavinukas, nes čia jau eina funkcijos transformacija. Skaičiu, kad čia yra tikrai nelengvos temos. Tai pirma, ką mes galim nustatyti, tai b. Dabar kam bus lygu b, tai įsivaizduokit, b pas mus rodo, kiek pas mus funkcija pakyla arba kiek pas mus nusileidžia. Dabar žiūrėkit, tai mūsų šiaip, na šiaip žinom, kad kubinė šaknies funkcija maždaug eina va taip, ne? Na, ta esmė, kad ką aš norėjau pasakyti, kad jinai čia pas mus šiaip būtų neigiama, o čia šiaip pas mus būtų teigiama skaičiai. Bet kadangi matome, kad pas mus viskas yra pakilę per 2, na žiūrėk, tiesiog 0 taškas yra ant 2, tai reiškia pas mus b irgi bus 2. Nes mes pakeliam funkciją realiai per 2. Aš manau, čia visai logiška. Na, dabar kaip a nustatyti, tai jau a bus biškai daugiau sunkiau. Matome, kad mūsų funkcija yra pakėlus per 3 į dešinę. Tai reiškia, kad kai funkcija būtų lygu 2, tai reiškia 2 lygu kubinė šaknis iš x plus a plus 2, na, nežinom, kad jau b yra 2, šitą nustatėm. Tai reiškia, kad 0 turėtų būti kubinė šaknis iš x plus a. Na, tai reiškia, šitam taške x yra žinom, kad lygu 3, tai reiškia 3 plus a turėtų būti lygu 0. Na, kubinė šaknė aš tiesiog pašalinu. Tai reiškia, a pas mus turėtų būti lygu -3. Dabar, kaip logiškai pagalvojus, žiūrėkit, jeigu mes patlenkam funkciją per 3 į dešinę, na, tai reiškia, mes iš x turim atimti 3. Kad mes iš x realiai atimam 3, kad mes pajudėtume biškį per 3 į priekį. Nu,
Žinau, kad biškai keistai skamba, nes į vieną pusę, iš vienos pusės atimam, tai turėtų į kairę judėti, bet iš tikrųjų juda į dešinę. Tai jeigu šitą dalyką atsimena, tai čia nieko nėra sunkaus, atsiminkit, jeigu mes judam į dešinę, tai A pas arba šitas, kas yra prie X pridedama, bus kairiai. Nu, tai va, jeigu pridedam dešinę, tai bus neigiamas skaičius, o jeigu judėtume į kairę, tai būtų teigiamas skaičius. Na, tai jeigu šitą žinome, tai viskas čia aišku, tai A pas mus bus -3, o B pas mus bus 2. Na gerai, dabar su turistų uždavinukas, tai mes žinom, kad jis turi nueiti 152 km, pirmą dieną jis nueina 12 km, tai reiškia A1 pas mus bus 12, kiekvieną kitą dieną 2 km daugiau, tai reiškia D pas mus bus 2. Ir mums reikia nustatyti, per kiek dienų turistas pasieks savo kelionės tikslą, tai 152 km. Tai reiškia, SN pas mus bus 152, o mes dabar bandysime nustatyti N, o kitais žodžiais N yra tiesiog dienų kiekis tai nueis. Tai dabar žinom, kad sumos formulė yra A1 plus AN dalinta iš 2 kart N. Na ir ką mesgi nežinom AN, bet AN žinom, kad yra tiesiog A1 plus D pakelta kart N minus 1. Teisingai? Na ir mes tiesiog įsistatom į formulę. Tai A1 plus A1 plus DN minus D. Na aš tiesiog jau atsiskliaudžiu iš karto čia. Dalinta iš 2 kart N. Na, koks mūsų kitas žingsnis, tai viską sudedam, tai 2A1 plus DN minus D dalinta iš 2 kart N bus lygų pas mus žinom 152. Tai tiesiog įsistatom skaičius. Tai čia bus 12 kart 2, tai 24 plus 2N minus D, tai minus 2 dalinta iš 2 kart N lygų 152. Dabar iš karto aš matau, kad čia galim viską, tą dvejetą pašalinti realiai, nes žinom 4 minus 2 kiek bus? 22, tai 22 dalinta iš 2 bus 11, o 2N dalinta iš 2 bus pas mus tiesiog N. Čia turim 11 plus N kart N lygus 152. Na ir ką mes darom, tai čia tiesiog turėsim realiai čia kvadratinę lygtį, tai 11N plus N kvadratu minus 152 pas mus bus turėtų būti lygų 0. Tai skaičiuojame diskriminantą, tai diskriminantas bus 11 kvadratu plus 152 kart 4. Tai bus pas mus 729. Na, tada N1, N2 pas mus būtų tiesiog minus 11 plus minus 679, tai būtų tiesiog 27, dalinta iš 2. Na ir ką mes čia realiai turim, tai čia mes turime arba 8 arba minus 19. Nu, galite pasiskaičiuoti patys. Tai aišku, kuris bus teisingas atsakymas, tai aišku bus 8, nes minus 19 logiška, kad dienos negali būti neigiamas. Tai turėsime, kad atsakymai mes turime 8, tai per 8 dienas jis nueis 152 km. Na kągi, žiūrime toliau. Tai dabar mums reikia pasakyti, kam yra lygus log m 128. Dabar šito logaritmo mes labai lengvai galim pasakyti, kam yra lygų m. Tai jeigu mes žinom logaritmo apibrėžimo, tai reiškia, kad pagal viską 2 kvadratu turėtų būti lygų m. Tai jeigu mes 2 pakeltume kvadratu, mes turėtume gauti m. Tai 2 kvadratu bus kas? 4. Tai reiškia, m pas mus bus lygų 4. Tai čia realiai turėsime log 4, 1, 2, 8. Na ir dabar galite tiesiog įstatyti skaičiuotuvą. Vienas būdas šitą skaičių. Kitas būdas yra tiesiog pasirašyti, kad log 2 kvadratu čia yra, o čia yra 2 septintuoju. Na ir pagal logaritmo savybės, tai žinom, kad 7 gali eiti prieš logaritmą. Na, o dvejetas, kai eina pas mus prieš logaritmą, yra padalinamas iš, vienas padalinamas iš to skaičius. Tai reiškia, turėsim log 2, tai turėsim 1 antroji kart 7. Tai reiškia, čia turėsime log 2 bus 1, tai 7 antrosios, arba kitais žodžiais 3 sveiki ir 1 antroji. Tai žymime šitą ir judame toliau. Tai dabar
16 uždavinukė mūsų prašo apskaičiuoti nykstamosios geometrinės progresijos sumą. Tai mums net parašyta, kad čia yra nykstamoji geometrinė progresija, tai viskas čia labai lengva. Tai žinom, kad sumos formulė yra b1 dalinta iš 1 minus q. Na, dabar kaip paskaičiuosime q, tai vėl panaudosime tą pačią formulę, kurią naudojom 10 uždavinukė. Tai bus tiesiog b2 daleisim iš b1. Tai reiškia 1 dalinta iš šaknis iš 2 dalinta iš šaknis iš 2. Na ir jei mes tai paskaičiuotume, tai būtų tiesiog 1/2. Kai mes turime q, viskas čia tampa labai lengva, tai b1 pas mus šaknis iš 2, dalinta iš 1 minus 1/2. Na ir jei skaičiuotus statytume viską, mes čia gautume 2 šaknis iš 2. Taigi atsakymas pas mus bus 2 šaknis iš 2. Na ką, dabar 17 mums reikia įspręsti nelygybę. Tai, ką mes čia realiai turime? Visų pirma, kai sprendžiame logaritminę nelygybę, nepamirštam iš pat pradžių skaičiuoti apibrėžimo ties. Tai reiškia 3 minus x turi būti daugiau už 0. Tai reiškia x pas mus bus minus x daugiau už minus 3. Tai reiškia x bus mažiau už 3. Na gerai. Dabar jau galime spręsti pačią nelygybę. Tai log 2 3 minus x bus mažiau už vėl vieną tą paverčiam logaritmų pagrindu 2. Tai reiškia log 2. Tai reiškia, kad 3 minus x turi būti pas mus mažiau už 2. Tai reiškia, minus x pas mus mažiau už 2 minus 3, tai minus 1. Tai x bus daugiau už 1. Na, tai reiškia, x yra daugiau už 1, bet mažiau už 3. Tai pas mus x bus nuo 1 iki 3. Na ką, dabar einam prie 18 uždavinuko. Ir mes čia turime aritmetinę progresiją ir mums reikia nustatyti m reikšmę. Tai visas šitas uždavinukas nėra sunkus. Mes žinom, kad aritmetinės progresijos skirtumas yra dviejų artimų narių skirtumas. Tai reiškia, an plus 1 minus an būtų tas pats, kas mūsų skirtumas. Tai reiškia, trečias iš antro būtų tas pats, kas antras narys iš pirmo nario. Pagaunat? Nes visa tai būtų lygų vardiklių. Tai, jeigu mes šitą žinome, tai labai lengvai galim pasirašyti, kad 2m. Gerai, netai biškim. Pirma, 3m. Na, antras narys iš pirmo. 3m plus 2 minus 2m minus 1. Mes pamirštam skliaustų. Būtų tas pats lygų, kas 6m, tai trečias narys, minus antras narys. 3m plus 2. Na gerai, tai realiai turim lygti, tai viskas, ką mums reikia padaryti, atsiskliausti. Minus 2m plus 1 lygu 6m minus 5 minus 3m minus 2. Jo, okay. Tai reiškia, čia turėsime m, čia turėsime plus 3 lygu 3m minus 7. Na tai m peliamės į vieną pusę, tai bus 2m. 7 į kitą pusę, tai 10. Tai reiškia, m pas mus bus 10 dalinta iš 2, tai bus 5. Atsakymas pas mus irgi bus 5. Na gerai, dabar 19. Tai čia mūsų prašo parašyti dvi nelyginės funkcijas. Tai dabar kaip mes nustatysime, kurios funkcijos pas mus yra nelyginės. Tai mes turime atsiminti, kad sinuso funkcija yra nelyginė. Tai reiškia, jeigu mes statytume minusą į sinuso funkciją, mes turėtume tą patį, kad minus sinus kart x. Tangentas taipogi yra nelyginė funkcija. Tai reiškia, jeigu mes statytume minus x čia, mes turėtume minus tangent x. Na ir mes žinom, kad kosinuso funkcija yra lyginė, tai kad jeigu statytume minusą į kosinusą, mes vis tiek turėtume kosinus x. Jeigu mes šitus tris dalykus žinome, šitas uždavinys tampa labai nesunkus, nes pagal apibrėžimą, kas yra nelyginė funkcija, tai tokia funkcija, kurią jeigu statytume minus x, mes gautume minus f nuo x. Tai čia yra nelyginės funkcijos apibrėžimas. Na, tai pasižiūrime, pavyzdžiui, pirmą funkciją, tai reiškia, jeigu statytume sinus minus x kart kosinus minus x, tai reiškia, sinus minus x būtų minus sinus x, o čia kosinus minus x būtų tiesiog kosinus x. Na, tai žiūrėkit, matome, mes realiai gavom, jeigu g nuo x yra sinus x kart kosinus x, tai mes čia gavom, kad tai yra tiesiog minus g nuo x, sinus kosinus x, tai reiškia, šita funkcija bus nelyginė. Nes, minuso ženklas atsiranda prieš funkciją. Žiūrėkit, nes čia yra ta pati funkcija, bet tiesiog su minusu. Tai jeigu mes statę į x minusą, tai gauname, tai reiškia,
pas mus funkcija yra nelyginė. Na, dabar žiūrim antrą variantą. Tai reiškia sinus x, tai čia sinus x bus minus sinus x kart tangent minus x, tai reiškia čia pas mus bus minus sinus x kart minus tangent x. Tai reiškia, čia turėsim tiesiog sinus x. Na, minusas suprasim, tangent x. Tai žiūrėkit, čia pas mus bus lyginė funkcija, nes įstačius minusą mes gaunam vis tiek tą pačią funkciją, kokią ir turėjom. Tai čia tikrai nebus nelyginė funkcija. Na, dabar pasižiūrime trečią variantą. Tai tangent x minus sinus x, tai bus pas mus tangent. Vėl minusą įstatinėjom, visas procesas toks pat. Na, čia turėsim tiesiog minus tangent x. Dabar minus daro pliusą, tai bus plus sinus x. Na, dabar žiūrėkit, įsikeliam minusą čia prieš kliaustus, tai reiškia, turėsim tangent x minus sinus x. O, kas vyksta? Mes čia turim tą pačią funkciją, tik su minusu, tai bus minus h nuo x. Na, tai ką tai reiškia? Tai čia pas mus irgi bus nelyginė funkcija. Tai jeigu šitą padarėm, viskas ramu. Dabar mūsų prašo paskaičiuoti čia posūkio kampą. Tik dabar jis toks biškai keistas, nes jis yra iš tos pusės. Tai kaip aš apraučinčiau šitą problemą, matome, kad kadangi kampas yra į kitą pusę einantis, tai jis yra neigiamas. Dabar, kam yra lygus šitas visas kampas? Tipo, iki šitos vietos. Čia yra 180 laipsnių. Teisingai? Tai ko mums realiai reikia paskaičiuoti? Mums reikia paskaičiuoti šitą kampą. Aš jį pavadinsiu, daleiskim, beta. Na ir kaip mes tai padarysime? Tai jeigu mes žinom, kad AB yra šaknis iš 3 dalinta iš 2, tai paprasčiausia pasimsim sinuso kampo B ir žinom, kad tai yra tiesiog AB dalinta iš AO, kadangi AO yra 1, tai reiškia, čia turėsim šaknis iš 3 dalinta iš 2. Na ir kai mes šitą žinome, tai mes paskaičiuojam B, tai bus tiesiog arc sinus šaknis iš 3 dalinta iš 2 ir tai bus tiesiog pas mus 60 laipsnių, tai reiškia, šitas pas mus kampas bus 60 laipsnių, o šitas 180, tai 60 plus 180 pas mus duos 240, bet sakau, kadangi kampas eina į kitą pusę, tai mes turėsime neigiamą minus 240 laipsnių kampą. Na, dabar mums reikia nustatyti kampą tarp vektorių, tai čia mums reikia tiesiog prisiminti formulytę, kad vektorių skaliarinė sandauga yra tiesiog arba x1, x2 plus y1, y2 arba A vektoriaus ilgis kart B vektoriaus ilgis kart kosinus alfa. Na ir kadangi mums reikia kampo tarp vektorių, tai mes skaičiuosim, aišku, kosinus alfa. Kosinus alfa pas mus bus x1, x2 plus y1, y2 dalinta iš A kart B ilgio. Tai dabar galim pasiskaičiuoti A ilgį. Tai bus tiesiog šaknis iš 1 kvadratu plus šaknis iš 3 kvadratu. Na, tai aišku bus tiesiog 1 plus 3, tai 4. Tai šaknis iš 4 bus 2. Na, o B ilgis bus pas mus tiesiog šaknis iš minus šaknis iš 3 kvadratu plus 3 kvadratu. Tai čia bus 3 plus 9, tai bus 12, tai reiškia bus šaknis iš 12. Na, čia viskas labai paprasta. Čia bus tiesiog 1 kart minus šaknis iš 3, tai minus šaknis iš 3 plus šaknis iš 4 kart 3, tai 3 šaknis iš 3. Dalinta iš 2 kart šaknis iš 12. Na, ir jei mes visą šitą dalyką pasiskaičiuojam, mes čia tiesiog gaunam 1/2. Tai jeigu mes norim kampo, tai vėlgi imam arc kosinusą 1/2 ir tai pas mus gausis tiesiog 6. Dabar bijau pameluoti. Mano 60 laipsnių, jo. Jo, patikrinau. Šiam laipsniui. Jo. Nes nenoriu skaičiuoti čia ant kameros, kad nešvaistysiu jūsų laiko. Tai ką? Dabar turime 22 uždavinuką ir mums reikia nustatyti, kam lygu 3x. Čia yra paprasčiausias pavyzdys, kaip mums reikia panaudoti keitinį. Tai reiškia, žinom, kad 9x yra tas pats, kas 3 pakelta kvadratu kart x. Minus 3x minus 14 lygu 0. Na ir dabar ką galim pasirašyti, kad 3x pas mus pareiškim bus t. Nu, tiesiog įsivedam keitinį.
Tai reiškia t kvadratu minus 5t minus 14 pas mus lygu bus 0. Na ir aš čia diskriminantą neskaičiuosiu, nes jau skaičiavam vieną kartą, dabar panaudosiu vietą teoremą. Tai reiškia t1 kart t2 turėtų būti lygu minus 14 ir t1 plus t2 turėtų būti lygu minus b, tai būtų lygu 5. Na tai iš to gauname, kad t1 yra 2, o t2 yra 7. t1 yra minus 2, o t2 yra 7. Žinome, kad 3x niekada nebus lygu minus 2. Na, jau statom į šitą vietą. Nes 3 pakelta x-uoju niekada net nebus lygu 0. Apie neigiamą skaičių mes negalim pagalvoti. Visai bus skaičius teigiamas. Na, o 3x lygu 7. Viskas čia legalu. Gali tai būti. Tai atsakymą rašysime 7. Kągi, dar vienas nesunkus uždavinukas. Tai dabar mes turime šitą funkciją ir mums reikia pasakyti, kam yra lygu g nuo x. Tai jeigu mūsų prašo g nuo x, kad yra f nuo 1 dalinta iš x, tai mums realiai vietoj šito x reikės įstatyti 1 dalinta iš x. Tai kaip tai atrodys? Reiškia, kad g nuo x pas mus bus tiesiog 1 dalinta iš x plus 3 dalinta iš 3. Na ką, galim subendra vardiklinti viską. Tai bus 1, čia šitą padarom iš x, tai 1 plus 3x dalinta iš x dalinta iš 3. Na ir trejetas aišku eina į apačią, tai 1 plus 3x dalinta iš 3x. Jei nežinot kodėl, tai 1 plus 3x dalinta iš x dalinta iš 3 pirmųjų. Pagal trupmeną žiūrim, tai reiškia būtų 1 plus 3x dalinta iš x kart 1 trečioji. Ir tai būtų tas pats 1 plus 3x dalinta iš 3x. Tai atsakymas aišku pas mus gautųsi pats paskutinis. Na gerai. Dabar su kuriuose dviejose nelygybėse su visomis realiomis x reikšmėmis, tai reiškia, kad x priklauso nuo minus begalybės iki begalybės. Dabar kodėl tai svarbu, toj pamatysite. Šitos lygtys turi būti teisingos. Tai dabar galim pradėti nuo pirmos. Tai, žiūrėkit, kai turi tokį uždavinį, geras būdas, kartais reikia kažką žinoti. Tikrai reikia kartais žinoti, kad, pavyzdžiui, kad rodiklinė funkcija niekada nebus mažiau už 0, čia pavyzdys. Bet kartais, žiūrėkit, pavyzdžiui, turim kubinę ašis 4 minus x kvadratu mažiau už 0. Mes galime jį spręsti, viskas gerai su to yra, bet ar mums tikrai to reikia? Žiūrėkit, mes jau galim sugalvoti vieną, jeigu mes sugalvojam bent vieną variantą, kada šita nelygybė nėra teisi, mes realiai tada galim sakyti, kad čia nėra teisinga šita nelygybė su visomis x reikšmėmis. Tai reiškia, kad jeigu, mes daleisim statom 0 vietą, čia turėtum kubinio šaknis iš 4, minus 0. Ar tai būtų mažiau už 0? Aišku, ne, tai būtų daugiau už 0, nes kubinio šaknis iš 4 būtų kažkas 1 kablis kažkiek. Tai būtų daugiau už 0. Tai aišku, šitą iškart mes galim atmest dalyką. Dabar 2 minus x kart modulis x minus 2 yra visą laiką mažiau arba lygu už 0. Vėlgi, tai žinome, kad šitas dalykas visą laiką bus teigiamas, nes kas modulį yra, visą laiką turi būti teigiama. Tai norint, kad šita nelygybė laikytų tiesą, reiškia, kad mes iš teigiamo skaičiaus turim sudauginti neigiamą. Tai norint, kad visą laiką būtų mažiau arba lygu už 0 pas mus šitą nelygybę, tai absoliučiai visais atvejais pas mus čia skaičius turėtų būti neigiamas. Ar čia visai bus skaičius neigiamas? Ne, aišku, kad ne, nes jeigu mes, pavyzdžiui, statytume kokį vietą x1, tai būtų 2 minus 1, tai čia būtų 1. Na ir žiūrim, pavyzdžiui, jeigu čia būtų 1, tai būtų 1 kart modulį 1 minus 2, tai modulį 1 minus 2 būtų minus 1, bet modulį, kadangi tai būtų 1, tai būtų 1 kart 1, tai būtų 1, bet nebūtų mažiau arba lygu už 0. Tai dar vienas jums pavyzdukas, kad tikrai ne visada tai būna. Tai reiškia, šitas irgi netinka. Na, dabar reikia pasispręsti šitų 3. Tai logaritmas x kvadratu plus 1 yra daugiau arba lygu už 0. Tai žiūrėkit, aš nesprendžiu visko iš karto. Žiūrėkit, kokia yra mažiausia šito reikšmė. Tai žinom, kad x kvadratu vis laik bus teigiamas skaičius. Tai reiškia, mažiausia reikšmė bus, kai x yra lygus 0. Tai reiškia, bus logaritmas 1. Dabar kam yra lygu logaritmas 1? Tai logaritmas 1 bus lygu 0. Na ir jeigu mes tik didinsim x, tai pas mus logaritmas irgi augs. Tai reiškia, kad logaritmas vis laik, aišku, bus daugiau arba lygu už 0. Jeigu nesate tikri, visai galima paskaičiuoti, bet irgi labai svarbu šitam egzaminui naudoti daug logikos, nes sutaupo daug laiko ant nerašymo sprendimų.
Tai šiuo atveju, šitas tikrai tinka. Mažiausia reikšmė yra, kai logariai yra 1, 0, o vėliau žinom, kad logaritmo funkcija eina maždaug taip, tai patys pagalvokit, kodėl taip yra. Dabar x plus 5 yra daugiau arba lygu už 0. Tai, žiūrėkit, tai dabar šiaip žinom, kad kas yra šakny visai turi būti daugiau arba lygu už 0. Bet žinome, kad čia x plus 5 turi būti daugiau arba lygu už 0, ne? Tai reiškia, x turi būti daugiau arba lygu už minus 5. Bet jeigu, pažiūrėjau, x čia būtų minus 6, na tai pažiūrėkit, jeigu čia būtų minus 6, tai būtų šaknis iš minus 6 plus 5, ir mes tokio dalyko negalim paskaičiuoti, būtų šaknis iš minus 1. Tai mes tikrai negalim sakyti, kad su visomis realiomis reikšmėmis šita funkcija bus daugiau arba lygu už 0. Šiaip su visais sprendiniais, taip, bet su visomis realiomis x reikšmėmis, ne. Dabar pi minus 3 yra daugiau pakelta x-uo ir tai yra daugiau už 0, tai dabar kodėl šitas dalykas yra teisingas, nes matome, kad jau 3 atmetėm, tai aišku, kad bus šitas ir šitas, tai pi minus 3 tai bus 3,14, nu, maždaug, neaišku, netiksliai, pakelta x-uo, tai bus maždaug 0,14 pakelta x-uo. Na ir žinom, kad jeigu mes keliam teigiamą skaičių, belė kokiu laipsniu, kad ir neigiamų, kad ir teigiamų, kad ir begalybė, ir minus begalybė, mes vis laik gausim skaičių, kuris yra daugiau už 0. Na, tai reiškia, kad ir kokiu pakeltume skaičių, 0,14 mes tiek gautume daugiau už 0 skaičių. Tai reiškia, visais atvejais čia yra teisinga lygtis, nelygybė su visais absoliučiais x reikšmėmis, tai reiškia šitas dvi tinka. Na kągi, ir mums liko paskutiniai 8 uždavinukai, tai šitas pas mus tikrai nebus sunkus uždavinukas. Tai dabar mes žinom, kad funkcija yra periodinė, ką tai reiškia, kad kas 6 skaičius pas mus vis pasikartos tie patys skaičiai. Tai reiškia, jeigu buvo 1, buvo reikšmė 2, tai ant 7 irgi bus reikšmė 2. Ta turiu aš omeny, kai kalbu apie periodinę funkciją. Na, žinome, kad periodas yra 6, tai 6 pas mus vis pasikartos tas pats skaičius. Tai kaip dabar paskaičiuosime funkcijos 2025 reikšmę? Na, tai mes žiūrėkime, tai mes tiesiog iš 2025 padalinsime 6. Ir jeigu mes tai padalintume, gautume 675 per 3 šeštus. O, ne kart, tiesiog. 675 sveiki ir 3 šeštus. Na, tai ką tai reiškia? Kad mes periode, mes 675 pereinam pro šitą patį periodą ir mes tada atseinam ant 1, 2, 3 skaičius. Tai reiškia ant 3. Ką dabar tai reiškia? Kad mūsų f nuo 2025 bus tiesiog minus 1. Na ir kai mes tai žinome, mums dabar reikia paskaičiuoti modulį šitos funkcijos, tai reiškia modulis iš f0, 2, 0, 2, 5 bus tiesiog modulis iš minus 1, o modulis iš minus 1 mes žinome, kad yra tiesiog 1. Tai viskas. Šitų uždavinukų tiek. Na, dabar su vektoriukais čia jau bus biški įdomiau. Dabar mums reikia išveikti vektorių ED per vektorius BE ir AB. Tai BE yra pas mus čia, o AB yra čia. Tai dabar visų pirma nusibrėžkime kelią nuo E iki D. Taip mes visą laik sprendžiame vektoriukus. Tai dabar mes žinom, kad nuo E iki D kelias yra tiesiog. Tai pirma EB vektorius. Tada vektorius BA. Na, tada lieka vektorius AD. Galima, aišku, rašyti ir AC plus CD, bet čia gali biškai privelt klaidelių. Tai aš dėl to šitą rekomenduoju kelią, bet iš dalies sakau, šitas daug paprastesnis. Mano nuomonė. Tai dabar žiūrėkit, tai žinom, kad mes turime vektorių BE, tai vektorius EB pas mus bus tiesiog tas pats kas minus BE. Na, priešingas vektorius. Tai aš vietoj EB mes galim rašyti BE. Dabar kam bus lygus vektorius AD? Tai žinom, kad AD vektorius yra tas pats kas BC vektorius, o dabar žinom, kad
Reikia čia man užrašyti, kad būtų vietos, nu tai daleiskim čia. Tai dabar žinom, kad BE vektorius iš BC vektorius yra santykiu 1/4. Tai reiškia, jeigu mums reikia BC vektorius, tai BC vektorius bus tiesiog 4 BE vektorius. Tai reiškia, mes vietoj AD galim rašyti, kad tai yra tiesiog 4 BE vektoriaus. Na, dabar jeigu mums reikia BA, tai vėl tas pats dalykas, jeigu mes turim AB, tai AB priešingas vektorius yra BA, tai reiškia, BA bus tiesiog minus AB. Tai reiškia, turim minus AB. Na ir jeigu mums reikia AD, tai viską čia suskaičiuojam ir ką mes čia gaunam, kad 4BE minus BE bus 3BE. O čia gaunam, kad yra minus AB. Tai koeficientai pas mus bus 3n, o A pas mus bus minus 1. Tai reiškia, čia turėsime 3 ir minus 1. Gerai, na ir lieka paskutiniai 6 uždavinukai. Tai dabar mums reikia logaritmo 12,6 išreikšti per A. Tai ką mes čia turim padaryti? Tai visų pirma, grynai tiesiog visą šitą dalyką pasiversti pagrindu 3, nes mes žinom, kad log 3,2 yra A. Tai mums realiai reikia gauti 3,2, nes mums reikia išreikšti log 12,6 per A. Tai ką mes padarysim, tai mes panaudosim formulę, kad log AB yra tas viskas log CB dalinti iš log CA. Tai reiškia, paimsim pagrindą kaip 3, tai 3,6 dalinti iš log 3,12. Na tai 6 kaip išskirstysim, jeigu mums reikia dvejetų. Na tai aišku, naudosime pliuso formulę. Tai bus log 3,2 plus log 3,3. Na gal su 12 biškiu sudėtingiau, bet aišku, vėl imsime. Dabar imsime 4, tai reiškia bus log 3,4 plus log 3,3. Na tai ką čia turėsim log 3,2 žinom, kad yra A. Plus log 3,3 tai bus tiesiog 1. Dalinti iš log 3,4 tai reiškia bus tas pats, kas log 3,2 kvadratu. Tai 2 dvejetą keliu prieš logaritmą. Tai 2 log 2,3 plus 1. Tai reiškia bus A plus 1 dalinti iš 2A plus 1. Na tai atsakymas pas mus bus paskutinis, galinis. Na ir ką? Lieka mums paskutiniai 5 uždavinukai. Tiesiog skuodžiam per juos. Ir dabar mes žinom, kad reikšmių sritis yra 3/2, 2 ir 3. Ir mums reikia pasakyti, kuri iš šių funkcijos yra apibrėžimo sričių. Tai ką mes darysime, tai reikšmių sritis žinom, kad yra f nuo x. Tai reiškia 3/2 pas mus turėtų būti lygu 2x plus 1. Nes apibrėžimo sritis tai yra visos galimos x reikšmės, o reikšmių sritis visos galimos y reikšmės. Tai tiesiog pasiskaičiuojam x, tai reiškia 3/2 minus 1. Perkeliam kitą pusę, tai bus 1/2 lygu 2 pakelta x-uoju. Na tai 1/2 yra tiesiog 2 pakelta minus 1. Tai 2 minus 1 lygu x, tai minus 1 lygu x. Na, žiūrėkit, iš karto galim pasakyti, kuris yra atsakymas. Šitas, nes nei šitam, nei šitam, nei šitam nėra minus 1. Na, bet galim pabaigti iki galo. Tai reiškia 2 pakelta x-uoju plus 1 taip pat turėtų būti lygu 2. Tai 2 x-uoju pas mus bus lygu 1. Tai 2 x-uoju lygu. Tai aišku, 1 yra 2 pakelta 0. Tai x pas mus bus lygu 0. Irgi matom tinka į šitą mūsų apibrėžimo sritį. Ir trečias yra, kad 3 yra 2x plus 1. Tai reiškia, 2x pas mus bus lygu 2. Tai čia bus tiesiog dvejetas pirmoji laipsnių, tai reiškia, x bus lygus 1. Tai apibrėžimo sritis tikrai yra minus 1, 0 ir 1. Na ką, dabar turim biškį sunkesnį variantą. Gerai. Teisingas variantas nuo mūsų nenusišoko. Tai dabar ką mes galim pasakyti apie šitą kubinę parabolę? Tai šiaip žinom, kubinė parabolė juda taip, maždaug, ne? Tai jeigu jinai šiaip juda taip, bet matome, kad ji juda taip, tai ką reiškia, kad koeficientas prie x yra neigiamas, nes mūsų funkcija realiai yra apsivertusi. Tai reiškia, a pas mus bus mažiau už 0. Dabar kaip nustatysime b, tai b žiūrėsime,
kur mūsų funkcija kerta y ašį. Tai matome, kad y ašį kerta teigiamoje ašį. Tai ką tai reiškia? Kad jeigu čia kerta funkcija per teigiamą skaičių, tai reiškia, b pas mus bus daugiau už 0. Labai gerai. Tai žiūrėkit, jau mes nustatėm. Gerai, kodėl, pažiūrėjau, nežiūrėkit, šito vietoj x yra lygus 0. Teisingai? Tai reiškia, y lygų a kart 0 plus b. Tai reiškia, y bus lygus b. Ir kadangi žinom, kad y yra daugiau už 0 šitoj vietoj, tai aišku, b bus irgi daugiau už 0. Na, dabar mums reikia nustatyti, kuriame pavaizduotas kubinės parabolės eskizas. Tai žiūrėkit, tai dabar b pas mus nurodo koeficientą. Tai jeigu žinom, kad b yra daugiau už 0, o šiaip žinom, kad kubinė parabolė atrodo taip, tai reiškia, pas mus variantas bus arba šitas, arba šitas. Aš manau, čia viskas tikrai ganėtinai logiška. Dabar žiūrėkit, kadangi turim neigiamą a, tai mūsų funkcija šiaip, žinom, pasislinktų į dešinę, jau pagal vieną uždavinį, kurį sprendėm su kubinė šaknim. Bet žiūrėkit, kadangi mes čia turim minus a, tai reiškia, čia jau, tai reiškia priešingai. Pas mus funkcija turėtų paeiti į kairę. Nežiūrėkit, jeigu a yra neigiamas ir dar turim minus a, tai reiškia, mes čia realiai a būtų teigiamas. Žiūrėkit, darysim a būtų lygų minus 2. Čia būtų x minus 2, tai būtų x plus 2. Tai jeigu mes turim čia teigiamą skaičių, tai žinome, kad funkcija pas mus pajudės į kairę. Jau šitą mes aptariam prieš tai. Tai reiškia, pas mus teisingas variantas bus šitas. Kad funkcija yra pasistūmus biškį į kairę ir jinai juda kaip įprasta sveika kubinė parabolė. Tai atsakymas C, nežinau. O, gerai. 2 taškai irgi free visai. Dabar reikia nustatyti, kokias reikšmės įgyja logaritmas 5,13 plus 12 sinus x su visomis realiomis x reikšmėmis. Ir mums reikia šitą atsakymą į langelius. Na, tai žinome, kad sinus x pas mus įgyja reikšmės nuo minus 1 iki 1. Na, žinom, o logaritmas vis taik pas mus didėja. Kuo didesnė reikšmė, tuo jisai yra didesnis. Na tai ką, labai lengva, ką mes tiesiog padarom, tai čia rašomės log 5, pirmą skaičiuoja mažiausią reikšmę, tai bus 13 plus 12 kart minus 1, na vietoj sinuso x įstatom tiesiog mažiausią ir didžiausią reikšmę. Tai čia tiesiog bus 13 minus 12, tai bus tiesiog log 5, 1, na žinom, kad jeigu čia yra 1, tai aišku bus 0 pas mus, nu, galite pasižiūrėti skaičiuotuvę dėl viso pikto, bet, nu, aš tiesiog jums sakau, kaip yra. Iš karto, na, o čia turėsim log 5, 13, dabar skaitysime 1, tai 13 plus 12, tai bus log 5, 25, nuo 5, 25 pas mus bus lygiai tiesiog 2. Tai reiškia, mažiausią reikšmę gali įgyti 0, o didžiausią reikšmę gali įgyti 2. Tai atsakymas bus nuo 0 iki 2. Na ką, dabar turime apskaitimo lygtį ir mums reikia pasiversti tokią formą x minus a kvadratu plus y minus b kvadratu lygų r kvadratu. Dabar matome, čia yra biškai kitaip. Tai kaip mes tai padarysime? Tai dabar žinom, kad čia kvadrato formulė yra x kvadratu minus 2xa plus a kvadratu, o mes čia turim dabar tik x kvadratu minus 2kx. Tai norint padaryti šitą vietą, tai mums reikia šitos šitą vadalygę dar padėti. Tai reiškia, mums čia reikia pridėti k kvadratu. Na ir jeigu mes atimsim k kvadratu, tai mes nieko nepakeisim šitoj funkcijai. Įsivaizduokit, kad jeigu prie 5 pridėsim 3 ir atimsim 3, tai atsakymas tiek bus 5. Na tai jeigu mes pridedam k kvadratu ir atimam k kvadratu, tai mes realiai nieko nepakeičiam. Na o čia y kvadratu plus 4y, tai iš ko dabar mums reikės? Tai pridėti tiesiog 2 kvadratu, nu, arba 4. Depends on how you view it. Šitas nesitempia. Tai ką tai reiškia? Ir dabar vėl atimam 4. Vis tai yra lygų 0. Tai mes x kvadratu minus 2kx plus k kvadratu galim pasirašyti kaip x minus k kvadratu
turim minus k kvadratu, o čia galim pasirašyti kaip y minus 2, plus 2 kvadratu, minus 4 lygu 0. Ką tai reiškia, kad x minus k kvadratu plus y plus 2 kvadratu yra tas pats, kas k kvadratu plus 4. Nu, žinom, kad spindulys pas mus yra 4. Tai ką tai reiškia, kad k kvadratu plus 4 turėtų būti lygu 16 r kvadratu pagal mūsų apšvietimo lygtį. Nes mes jau gavom tokią formą, kuri mus tenkina. Na, tai kam reiškia lygu k kvadratu, tai 16 minus 4 bus tiesiog 12. Tai atsakymą rašysime 12. Dabar tram antras uždavinukas, tai yra biškis suktas. Ir ką čia mums reikia padaryti, tai visų pirma pasirašyti 8a minus 8 minus a pakeltą, kaip 2 pakeltą 3a, minus 2 pakeltą minus 3a. Ir tai būtų tas pats jeigu panaudotume kubo formulės, kaip 2a tuoju minus 2 minus a kart 2 pakeltą 2a plus 2 pakeltą a, 2 pakeltą minus a plus 2 pakeltą minus 2a. Teisingai? Na, tiesiog kubo formulę realiai panaudom čia. Na, dabar žiūrėkit, 2a minus 2 minus a, pas mus žinom, kad jau yra 5 tiesiog. Dabar 2a kart 2 minus a, tai bus tiesiog 2 pakeltą a minus a, tai a minus a bus 0, tai 2 nulintuoji bus pas mus tiesiog lygu 1. Tai čia realiai mes turim 2 pakeltą 2a plus 2 pakeltą minus 2a plus 1. Dabar mes nežinom, kad yra lygu 2 pakeltą a plus 2 pakeltą minus 2a. Tai tam mes panaudosime šitą dalykėlį. Tai reiškia 2a minus 2 minus a lygu 5. Tai jeigu mes abudu kelsime kvadratu dalykėlius, tai žiūrėkit, ką mes čia gaunam realiai? Tai mes čia gaunam 2 pakeltą 2a minus 2 kart 2 pakeltą a kart 2 pakeltą minus a. Tai žinom, kad šitas jau dalykas yra 1. Plus 2 pakeltą minus 2a. Ir tai yra lygu 25. Na, žinom, pagal šitą. Nu, 5 kvadratų tai bus man 5. Tai reiškia 2 pakeltą 2a plus 2 pakeltą minus 2a bus tas pats, kas 25. Dabar, kadangi šitą žinom, kad yra 1 tiesiog, tai reiškia, čia bus tiesiog 2. Tai minus 2, jeigu keliam kitą pusę, bus plus 2. Tai bus 27. Na, tai reiškia, ką mes čia realiai turim. Tai vietoj 2 pakeltą 2a plus 2 pakeltą minus 2a rašome 27. Tai 5 kart 27 plus 1 būtų 28. Tai 5 kart 28 būtų 140. Ir su šitų uždavinukų mes baigiam savo egzaminą. Dabar matau, dar 9 mes neužpildėm vieno atsakymo. Ir išspaustume pateikti. Man gražus. 40 iš 40. Na, tai ką tai reiškia, kad šiandien baigiam. Tai jeigu žiūrit prieš egzaminą, tai užspauskit laiką, sėkmės egzaminuose. Jeigu žiūrit ne egzaminą, tai ačiū jums labai, kad žiūrėjote visą video. Ir ką, iki kito karto. Gero mokymosi.